Šiandien mes pabandysime apskaičiuoti lentelę, nes Excelis, kaip minėjom, yra viena didžiulė lentelė, kurioje labai dažnai naudojamos formulės ir apskaičiuosim štai šitą nudažytą stulpelį. Bet dabar pirmiausia turim pažiūrėti, kas tai yra. Mes turime įvairias sritis Lietuvos, tai yra Alytaus, Kauno ir visas kitas. Kiekviena sritis turi teritoriją ir kiekvienoje srityje yra tam tikras gyventojų skaičius. Ir reikia paskaičiuoti gyventojų tankumą kiekvienoje srityje. Kad lengviau būtų, aš tokį panaudojau kaip piešinį. Įsivaizduokit, kad čia yra viena sritis, pavyzdžiui, kokia nors Alytaus apskritis. Toj Alytaus apskrityje rutuliukai yra žmonės, bet žmonės, sakykime, kažkokioj Alytaus apskrities kažkokiam miestelėje ar mieste gyvena, sakykime, daugiau žmonių, pačiam Alytuje, kitose miesteliuose išsiskirstę po vieną, po du, ar ne. Reiškia, jie visoje apskrityje nėra vienodai išsiskirstę. Kai mes skaičiuojam gyventojų tankumą, mes tankumą skaičiuojam vienam kvadratiniui kilometrui. Tai mes įsivaizduokim, kad visus tos žmonės, kurie dabar taip yra išsimėtę, kur jie nori, ten jie gyvena, jeigu mes visą tą teritoriją padarytumėm tokią sugraduotą, tarsi po vieną kvadratinį kilometrą, ar ne, ir žmonės suskirstytume po lygiai į visas dalis, tai ir būtų, kiek viename kvadratinėje kilometre galėtų gyventi žmonių, jeigu visa teritorija būtų išskirstyta po lygiai. Vadinasi, mes, kadangi turim visą teritoriją, tai po tą teritoriją mes turime paskirstyti gyventojus. Dabar kaip apskaičiuoti formulę? Formulė prasideda visada Excelio programai nuo ženkliuko lygų. Jeigu tai yra lietuvių kalba, galima spausti Ctrl, Alt ir lygų ženkliuką, jeigu anglų kalba tiesiog lygų ar ne, arba persijungti kalbą, kam kaip patogiau. Ir tuomet yra lygų ženkliukas rodo, kad prasidėjo formulė ir programa jau tą supranta. Ir dabar tuos gyventojus, kadangi mes skirstom gyventojus po visą teritoriją, ne, tai tuos gyventojus, tą skaičių, mes padalinam, dalybos ženkliukas yra pasvirasis brūkšnelis, po teritoriją. Ir paspaudus Enter, mes gaunam, kad į teritoriją tilptų 33 maždaug žmonės. Aišku, kad netilptų po kablelio, tie visi skaičiukai ten pusę rankos ar kojos taip negali būti. Dėl to šitoj vietoj mes su skaičius suapvalinam su tuo nuliuku, su kitu nuliuku galėtumėm paplatinti, bet suapvalinam iki 33. Ir taip turėtumėm suskaičiuoti visose srityse. Reiškia, vėl gyventojus padalinam iš teritorijos, žinom kitas, ar ne, vėl tos su nuliukais skaičiuojam. Reiškia, pavyzdžiui, Kauno apskrityje į 1 kvadratinį kilometrą tilptų va toks va skaičius, 84. Nepažiūrėkim, kiek Klaipėdoje tilptų. Sakykim, šitiek žmonių dalinam iš Klaipėdos apskrities, irgi pakankamai nemažai žmonių į 1 kvadratinį kilometrą tilptų, ar ne? Tai va, tai reiškia, jeigu juos mes paskirstom, turėtumėm dabar visą tą lentelę va taip ir apskaičiuoti. Dabar formulės rašomos taip, kad mes jas galime 2 kartus paspaudę visą tą langelį matyti tą formulę. Paskui, kai pažiūrime, visada turim paspausti Enter. Formulė taip pat atsistoja ant langelio, mes matome va čia. Pasakykim, pavyzdžiui, atsistoja ant šito langelio, matau, kad čia yra tik skaičius, nes rodo va tik tai skaičių. Bet jeigu atsistoja ant to langelio, man iškart rodo formulę ir galiu net nežiūrėti. Bet jeigu 2 kartus paspaudžiu ir noriu taisyti tą formulę, aš 2 kartus paspaudžiu ir matau, kad pavyzdžiui, bordo spalva nudažytas langelis yra šitas, mėlyna spalva nudažytas langelis yra šitas ir iš to langelio aš dalinu šitą langelį. Jeigu man reikėtų atlikti kažkokius kitokius veiksmus, nu, sakykime, aš dabar tiesiog rodau, sakykime, pavyzdžiui, man reikėtų sudėti visus gyventojus, ar ne? Tai aš daryčiau šitas langelis, spaudžiu klaviatūrai pliusą, plius šitas, pliusą, plius šitas ir taip visus langelius galėčiau sudėti ir žinočiau, kokia yra bendra teritorija. Pabaigus paskutinį langelį pliuso nededam, paspaudžiam Enter ir mums parašo skaičių. Jeigu, sakykime, mes norėtume kitą veiksmą, pavyzdžiui, daugybą padaryti ar ne, tai tiesiog mes, pavyzdžiui, šitą daugintume iš kokio, nežinau, šito langelio ir gautumėm irgi atsakymą. Jeigu mes norėtumėm atimti padaryti iš to, pavyzdžiui, atėjome kokį kitą langelį ir žinom atsakymą. Žodžiu, formulės Excel'e rašomas yra taisyklė, kad būtinai prasideda lygų ženkliuku, tada spaudinėjami tie langeliai, koks tau reikalingas,
pagal atsižvelgiant į tą formulę. Ir pabaigus formulę gale jokių būdų nedamas pliusas arba gale lygų nedam, tiesiog paskutinis langelis užbaigia formulę ir paspaudžiam Enter. Ir naudojam klaviatūroje esantį daugybos ženkliuką yra snaigutė, minusas, pliusas kaip ir aišku viskas, o dalyba yra pasvirasis brūkšnelis. Jeigu kartais reikalinga, pavyzdžiui, formulė, kada aš noriu daugiau veiksmų panaudoti, pavyzdžiui, aš noriu prie šito veiksmo pridėti šitą veiksmą ir atimti kokį nors šitą veiksmą. Negalima ir šitaip rašyti. Jeigu noriu, kad atimties veiksmas būtų pirmiau, kaip ir matematikoje, aš galiu apskliausti, sakykime, kažkokį veiksmą. Reiškia, man pirmo kompiuteris iš C5 langelio atims B4 langelį ir tik tada pridės šitą langelį. Ir vėl gausim formulę. Reiškia, formulėse gali įvairių veiksmų irgi maišytis. Tai nėra, kad yra vienas konkretus veiksmas.